Vici – visame pasaulyje žinomas maisto produktų prekės ženklas. Šiuo prekės ženklu pažymėti žuvų, sūrimio ir miltų gaminiai yra vieni perkamiausių Vidurio Europoje, Rytų Europoje, Vakarų Europoje, Skandinavijoje, Baltijos šalyse, Azijoje ir Šiaurės Afrikoje. Visus šios produktus gamina Lietuvoje įkurta privataus kapitalo įmonių grupė Vičiūnai. Vičiūnų grupė sudaro 13 skirtingose Europos šalyse išsidėstę maisto produktų gamybos fabrikai. 17 visose žemynuose veikiančių pardavimų įmonių ir per 20 logistikos centrų. Iš viso 80 įmonių su 8000 darbuotojų 17 pasaulio šalių. Vičiūnų grupė yra didžiausias sūrimi žaliavos supirkėjas pasaulyje. Vičiūnų grupės fabrikai iš sūrimi gamina šaldytas ir atvėsintas krabų lazdeles, sūrimio gaminius, itin aukštos kokybės snieginio krabo skonio lazdeles ir kitus populiarius sūrimi užkandžius. Vici gaminių iš sūrimi galima įsigyti net 35 pasaulio šalyse. Kita labai populiari Vičiūnų grupės produkcijos rūšis yra žuvų gaminiai. Silkių filė ir silkių gabaliukai. Ikrų štepėlės, rūkyta skumbrė, lašiša, kuprė ir tunas, bei įvairių rūšių žuvų piršteliai. Sušaldyta ir atvėsinta žuvis perdirbama naujausiomis technologijomis aprūpintame Vičiūnų grupės fabrike Baltic Fish Exports, kuris savo veiklą pradėjo 2013 m. birželio mėnesį ir turi MSC Chain of Custody Standard, Marine Stewardship Council BRS Global Standard for Food Safety bei IFS Global Standard for Food Safety sertifikatus. Šiame fabrike gaminama beveik 20 sušaldytų žuvų rūšių – ilgaodegė menkė ir ilgaodegių menkių filė, jūrinė lydeka ir jūrinių lydekų filė, natotenija, telapijos filė, grenadierius, jūrinis ešerys, baltijos menkė, juodadėmė menkė, krevetės, jūros gėrybių kokteilis, kalmarų žiedai, aštunkojai, šukutės, moliuskai bei pagrindinės iš jų Atlanto ir ledjūrio menkė. Baltic Fish Exports turi puikias žuvies filetavimo sąlygas. Visi šaldytų žuvų ir jūros gėrybių produktai perdirbami iš atvėsinto žaliavos, kuris sužvejojama Atlanto vandenyne vos prieš 3 ar 4 mėnesius. Baltic Fish Exports taip pat gamina žuvies faršą ir įvairius žuvies rinkinius. Yra galimybė gaminti produkciją pagal individualius klientų užsakymus. Visame gamybos cikle pilnai kontroliuojamas temperatūrinis režimas. Baltic Fish Exports ne tik fabrikas, kuriame žuvis apdorojama, filetuojama ir pakuojama, bet ir pagrindinis Vičiūnų grupės logistikos centras, iš kurio visiškai paruošta žuvis iškeliauja tiesiai į mažmeninės prekybos vietas.
Viči silkių filė gaminama naudojant naujausias pakavimo technologijas, kurios sudaro galimybės atsisakyti rankų darbo, paspartinti gamybos procesą ir fasuoti silkės gaminius į unikalios formos pakuotes, kurias galima lengvai atidaryti ir sandariai uždaryti. Vičiūnų grupės technologai nuolatos ieško naujoviškų ir skanių žuvies produktų derinių. Vienas populiariausių jų receptų – ikrų užtepėlė su įvairių rūšių priedais. Viči prekės ženklų pažymėta rūkyta žuvis, lašiša, kuprė, skumbrė ir tunas, rūkoma natūraliu būdu naudojant tik natūralias alksnio pjuvenas. Vičiūnų grupė gali pasiūlyti ypatingai didelį džiūvėsiuose voliotų žuvies gaminių asortimentą. Nuo įprastinių žuvies pirštelių iki originalių forminių kepsnelių. Visi šių produktų gamybos procesai automatizuoti. Vičiūnų grupė yra vienintelė įmonė NVS šalyse, turinti automatinį krevečių gliaudimo įrenginį. Viči salotos su surimio ar silkių gaminiais parduodamos visose 5 pasaulio kontinentuose, kur prekiaujama Vičiūnų grupės produktais. Vičiūnų grupės produkcijos spektras neapsiriboja vien jūros gėrybių, žuvies ir surimi gaminiais. Vičiūnų grupė gamina ir daug kokybiškų miltinių produktų – picų, pyragų, sausainių, įvairių rūšių duonos ir džiūvėsių.
Visos Vici prekės ženklų pažymėtos picos gaminamos moderniausia įranga, kuri iš gamybos proceso beveik visiškai eliminuoja rankų darbą. Vici prekės ženklų pažymėti koldūnai gaminami šiuolaikiškiausiamis technologijomis pasaulyje. Į naująją koldūnų gamyklą Vičiūnų grupė investavo daugiau kaip 10 milijonų eurų. Čia veikiančios gamybos linijos pajėgia pagaminti apie 1500 kg koldūnų per valandą. Moderniose laboratorijose dirbanti technologų komanda nuolatos ieško unikalių receptų. Vici koldūnų gamybai visų pirma kruopščiai atrenkamos tik aukščiausios kokybės žaliavos. Įdarams naudojama mėsa malama tik pačiame fabrike. Išskirtinį skonį Vici koldūnams suteikia Vičiūnų grupės specialistų sukurti unikalūs prieskonių deriniai. Vičiūnų grupė taip pat gamina ir koldūnus su šviežių daržovių įdarais. Šiems įdarams reikalingi rytietiški produktai, pavyzdžiui, narcizalapiai česnakai arba saldžiųjų bulvių makaronai, į Vičiūnų grupės koldūnų fabriką atkeliauja tiesiai iš Azijos. O Vici koldūnams naudojamas tofu gaminamas pačiame koldūnų fabrike, todėl visada būna šviežias. Vici koldūnų tešla gaminama tik iš aukščiausios kokybės kvietinių miltų. Gamybos metu iš jos išsiurbiamas visas oras, o pati tešla iškočiojama iki 0,8 mm plonumo, kad sudarytų nedaugiau kaip 40% visos koldūno masės. Visa kita Vici koldūnų masės dalis – įdaras. Jo visuose Vici koldūnuose yra nemažiau nei 60%. Prieš šaldymą Vici koldūnai pasterizuojami, todėl yra mikrobiologiškai saugus. Vičiūnų grupės koldūnų fabrike gaminami 3 skirtingų tipų koldūnai. Tradiciniai su kiaulienos, vištienos arba jautienos įdarais. Rytietiški su daržovių, kiaulienos ir daržovių bei švelnių daržovių įdarais. Ir šiuolaikiškieji su lašišos, vištienos, sūrio baravykų, menkių su daržovėmis bei jūros gėrybių ir daržovių įdarais. Vičiūnų grupiai priklausanti kepykla Plungės duona yra didžiausias ekologiškų grūdų perdirbėjas Lietuvoje. Ji veikia nuo 1951 metų ir kepa ekologišką produkciją, kurią Vičiūnų įmonių grupė sėkmingai parduoda ne tik Europoje ir Azijoje, bet ir Kanadoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose.
Be žuvies, jūros gėrybių ir miltinių produktų gamybos, Vičiūnų grupė dar teikia ir maisto gaminių transporto, logistikos bei sandėliavimo paslaugas. Visus joms pateiktus krovinius Vičiūnų grupės logistikos įmonės gabena moderniose transporto priemonėse su specialiais šaldytuvais ir navigaciniais davikliais. Vičiūnų grupės krovininėse mašinose galima gabenti tiek šaldytą, tiek atvėsintą maisto produkciją. Visose mašinose įrengti navigaciniai davikliai užsakovams suteikia galimybę maršruto metu gauti visą reikalingą informaciją apie krovinio buvimo vietą. Vičiūnų grupė ne tik greitai ir kokybiškai transportuoja šaldytus ir atvėsintus maisto produktus po visą Europą ir Aziją, bet ir sandėliuoja juos A kategoriją atitinkančiose sandėliuose. Didžiausiu savo pasiekimu Vičiūnų grupė laiko visame pasaulyje vertinamą savo prekės ženklą Viči. Todėl visa įmonių grupė vieningai rūpinasi, kad Viči prekės ženklų pažymėta produkcija atitiktų aukščiausius tarptautinius maisto pramonės standartus, o jos gamybos procesai nekenktų aplinkai ir žuvų bei jūros gyvūnų populiacijos įvairoviai. Visa Plungėje veikiančių Vičiūnų grupės fabrikų produkcija gaminama naudojant garą. Šio ekologiško gamybos proceso metu jau panaudota energija paverčiama garu ir vėl naudojama įvairios produkcijos gamybai. Toks pažangus energijos perdirbimas perpus sumažina gamybos kaštus ir jų priklausomybę nuo dujų kainų. Plungės biokuro katilinė pradėta statyti 2012 metais. Ji įrengta 800 kvadratinių metrų ploto ir 14 metrų aukščio pastate, kuriame sumontuotas 10 MW galios, 15 tonų per valandą garo katilas bei kiti technologiniai įrenginiai. Kuras į pakurą tiekiamas automatizuotų konvejerių. Ketiliniai prižiūrėti reikia tik vieno arba dviejų darbuotojų. Savo gamybos procesuose naudodama biokurą, Vičiūnų grupė siekia prisidėti prie jos fabrikus supančios aplinkos apsaugos gerinimo. Biokuro katilinė tik viena iš daugelio priemonių, kurių Vičiūnų grupė imasi siekdama kuo veiksmingiau išnaudoti turimus išteklius, kad sumažintų aplinkos taršą. Vičiūnų grupė visą savo veiklą grindžia tvirtais aplinkosaugos, etiško verslo ir socialinės atsakomybės principais. Įmonių grupės darbuotojai nediskriminuojami amžiaus, tautybės, rasės, religinių pažiūrų, negalios, šeimyninės padėties ar kokiu nors kitokiu pagrindu. Vičiūnų grupė stengiasi, kad jų darbuotojai dirbtų tik pačiomis geriausiomis darbo sąlygomis. Kasmet investuoja daug lėšų į darbo vietų gerinimą ir profesinį darbuotojų ugdymą. Rūpinasi aktyvių ir turiningų darbuotojų bei jų šeimų laisvalaikiu. Rengia aplinkos švarinimo akcijas, medelių sodinimą miesto parkuose, sportinės varžybas, keliones į kultūrinius renginius. Vičiūnų grupė jaučia atsakomybę ne tik už savo darbuotojus, bet ir už visą Lietuvos visuomenę. Rūpinasi jo žmonių gerovę, jaunimo lavinimu ir ugdymu. Nepaslaptis, kad Lietuvos vizitinė kortelė yra krepšinis, todėl Vičiūnų grupė jau daugelį metų prisideda prie sėkmingo Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio gyvavimo. Taip pat jau ne vienerius metus remia Lietuvos vyrų regbio rinktinę. Vičiūnų grupė taip pat puikiai supranta, kad visavertė visuomenė turi lavėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Todėl jau daugelį metų remia ne vieną Lietuvai svarbę kultūrinę iniciatyvą. Bet didžiausią dėmesį Vičiūnų grupė skiria sveiko ir veiklaus Lietuvos jaunimo ugdymui. Bendrovė yra įsteigusi visuomeninę organizaciją Mentor Lietuva, skirtą vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Ši organizacija vykdo net 4 programas, kurių tikslas – narkotikų ir žalingų įpročių prevencija per stiprios asmenybės ugdymą. Šių programų metu ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, jaunuolius siekiama sudominti įvairiomis sporto šakomis, supažindinti su prasmingais laisvalaikio praleidimo būdais. Vičiūnų grupė sėkmingai veikia ir plečiasi nuo 1991 metų. Pagrindinis šios įmonių grupės sėkmės garantas – glaudūs ir stabilūs santykiai su verslo partneriais.
tiek vičiūnai pasitikė savo partneriais, tiek mūsų partneriai pasitikė mumis. Gyvenime teko visko ir geresnių laikų, ir blogesnių laikų praeiti su partneriais, bet partneriai visą tą laikotarpį išliko ir manau, kad jie išliks dar daug metų. Vakarų Europos rinkos yra mums pačios svarbiausios, kur vos ne kiekvienoje šalyje, stambesnėse Italija, Prancūzija, Vokietija, Belgija mes įkūrę savo įmonės, o visas kitas aptarnaujame šalis iš šių įmonių. Pagrindinės investicijos šiai dienai mūsų yra skiriamos pardavimų kanalų didinimui ir pardavimų kanalų, per kuriuos mes galime parduoti savo prekinį ženklą, Viči ženklą. Jeigu mes Rusijoje, Ukrainoje su savo ženklu Pabaltyje esame vieni iš lyderių, kai kurios prekių grupės skaitosi numeris 1 Viči, tai norime tą patį pasiekti Vidurio Europoje, kur esame mes visų tinklų lentynose ir lygiai tą patį norim pasiekti Vakarų Europoje.